Kodėl palaikymas yra toks svarbus darbe ir gyvenime? 100% viso savo dėmesio, visos savo energijos dedikuojam kitam žmogui. Tai mes visą laiką kalbamės. Mes neturim laiko tik tai tam, kas nėra svarbu. Toks atrodo paradoksas. Ar tu esi pasiruošęs dirbti su žmonėmis? Tokia mandagumo frazė. Mano durys visada atviros. Aš noriu būti geresnis vadovas, nes žmonės ir yra raktas į tą rezultatą. Kodėl? Kaip tu paaiškintum? Ačiū, kad įsijungėte. Kodėl palaikymas yra toks svarbus darbe ir gyvenime? Apie tai noriu pasikalbėti su brangia savo kolege Darija Tonkich. Labas, Darija. Labas, Ryti. Žinai, pastebėjau, kad tu kartoji kaip mantrą. Palaikymo reikia visiems ir kaip ir atrodo, kad kaip ir tiesa, bet kai susimastai, pavyzdžiui, naujas Gallup tyrimas apie pasaulio darbuotojų būklę, tiesiog irgi šaukia, palaikymo reikia visiems. Ir atrodo, kad tu gali sakyti tiesą, bet nelabai dažnai suvoki, kad kažkas įsiklauso. Tai man įdomu tavo refleksijos, kaip tu reaguoji tą naujausią Gallup tyrimo išvadą. Išvada. Tai prisipažinsiu, aš pamačiau ir taip galvoju. Jūs tik dabar tą supratot? Iš tikrųjų, buvo toksai įdomus momentas, kur man atrodo jau tarsi savaime suprantama, kad vadovai turėtų suvokti, kad jų komandos nariams yra svarbu tas ryšys ir palaikymas. Taip, tyrimas rodo, kad visam pasaulyje žmonės nepakankamai įsitraukia ir neriant giliau, jiems neaiškus lūkesčiai, nėra augimo galimybių, silpnas ryšys su prasme, žmonės nesijaučia išgirsti, pripažinti. Visa tai atliekama pokalbiuose. Iš esmės taip, ne tik pokalbiuose formalumo kontekste, Ryti, sutik. Mes galim kalbėti, bet nekalbėti apie prasmę, nekalbėti apie mūsų komandos nario augimą. Tai reikia ne tik pokalbių, reikia palaikančių pokalbių. Matyt, apie tai mes turėtume kalbėti. Jo. Pasikalbėti apie orą, gal ir yra palaikymas, bet ne visai tai, ką tu, Darija, turi galvoje. Kaip tu apibrėžtum, kas yra tas palaikymas? Turbūt nebus paslaptis, kad tam tikrą formulę palaikymo, gal taip apibrėžimą aš turiu. Ir man palaikymas yra tuomet, kai mes 100% viso savo dėmesio, visos savo energijos dedikuojam kitam žmogui. Čia būtų ta tokia siekiamybė, matyt, taip sakyčiau, ko mes turėtume siekti kiekviename pokalbyje. Viena filosofija yra pasakius, kad dėmesys yra didžiausiai įmanoma dovana kitam žmogui. Tai čia apie tai. Manau, kad taip. Jo. Kaip įdomu, tai vadinasi viena sąlyga, kad tu dedikuoji visą savo dėmesį šią akimirką kitam asmeniui. Tai, kad tą padarytum, praktikuoji meditaciją, 4-10, reikia šiokių tokių ir vidinių pastangų. Kažkaip sugebėti palikti tą vidinį triukšmą, planavimą darbus, būtinai pasidėti mobilų telefoną į šoną. Kaip tu apibūdintum? Kaip padaryti tą tiesiog pirmą palaikymo žingsnį dedikuoti 100% dėmesį kitam? Manau, pradėti nuo savęs ir suprasti, kodėl man tai yra naudinga ir svarbu. Man kaip vadovui, jeigu mes kalbam lyderystės kontekste, suplanuoti tam laiką. Mesgi sakom, kad mes neturim laiko tik tai tam, kas nėra svarbu. Tai jeigu mes neįsivardinam, kad mums tai yra svarbu, mes dažniausiai ir nerandam laiko. Tai, ką aš matau dirbant su vadovais. Man sako, aš neturiu laiko. Aš esu labai užimtas. Taip, reikia tų pokalbių, bet neturiu laiko. Vadinasi, nesvarbu. Kitas dalykas, ką tu labai gražiai Ryti įvardinai, tie išmanūs įrenginiai, be kurių mes neįsivaizduojam savo gyvenimą, jie mus taip pasiglemžia, kad mes juos nešamės visur ir netgi į pokalbį. Ir tada mes nebeturim to dėmesio kitam žmogui, mes turim dėmesį tam įrenginiui,
kuris karts nuo karto mus blaško. Tai palikti, įjungti lėktuvo režimą, palikti kitam kabinete už durų, tai yra vieni iš tokių matyti higieninių dalykų, kuriuos galėtume praktikuoti kiekvienas tam, kad tas žmogus, kuris sėdi prieš mane, pajustų, kad šią akimirką aš esu jam svarbiausias žmogus. Aš girdžiu, kad pirmą reikia giliai suvokti, kad dedikuok tą laiką komandos nariam. Labai daug vadovų, nežinau, ar atkreipi dėmesį į įvairių tyrimų tokią išvadą, kad ko gero vienintelė pati paveikiausia lyderystės veikla yra reguliarūs kassavaitiniai vienas su vienu pokalbiai. Tai turėtų būti tarsi pats svarbiausias darbas, bet kodėl žmonės, nežinau, tu daug patyrus esi, kodėl jie kažkaip neranda to laiko? Ką jie dar veikia? Aišku, jie turi ką veikti, bet kodėl? Kaip tu paaiškintum? Aš savo atsakymą turiu tokį, kad vadovai nėra savo įsivardinę, kad jų pagrindinis darbas yra darbas su žmonėmis. Jeigu mes kviesdami prisijungti komandos narį, galbūt padėdami jam kilti karjeros laiptais ir kviesdami tapti vadovu, pradėtume nuo klausimų, ar tu esi pasiruošęs dirbti su žmonėmis ir dedikuoti jiems savo laiką, mes matyti eliminuotume dalį žmonių, kuriems žmonės nėra svarbus. Nes daugelis vadovų, taip nuskambės gal labai šiurkščiai, nemyli žmonių. Tai jeigu aš nemyliu žmonių, kodėl aš turiu jiems skirti laiką? Ir dar 100% savo dėmesio ir energijos? Darė, apie ką tu kalbi? Aš turiu skaičiukus, aš turiu ten kažkokius, nežinau, verslo vizijas kurti, tikslus, planus, dėlioti strategijas. Čia mano darbas. Ir taip, tokį darbą irgi reikia atlikti, tačiau mes dirbam su žmonėmis. Toks atrodo paradoksas. Puikus specialistas, specialistė, nes jie būtent dažniausiai paskiriami vadovais, yra pasiekęs profesinės kompetencijos viršūnę, bet būtent dėl to techninio know-how. Ir kai jis jį pakviečiami būti vadovais, staiga atsiranda toks, virsmas profesinėje karjeroje. Tu turi veikti per kitus žmonės. Ir tavo kompetencija, nuo ko mes pradėjome, yra, kad pirma, Dieve norėti kažkaip su tai žmonėm kalbėti. Ir čia tokia gilesnė mįslė yra, pavyzdžiui, Antano Maceinos knygoje apie Šventąjį Pranciškų, Saulės giesmė, radau dažnai Pranciškaus kartotą maldą, kuris skambėjo taip: viešpatie padaryk taip, kad labiau mylėčiau žmonės. Čia gal tokia malda visiems vadovam turėtų būti tam tikram kontekste. Jeigu Pranciškus jisai prašė Dievo, jis pats jautė, kad gal nelabai myli žmonės, suvokdamas tai kaip vadoviai pradėti nuo to, kad tu turi kažkaip norėt bent su to žmogum susitikti, nes ko gero pajusi pokalbėje, kai žmogus nenori būti su tavim, kai tu neįdomus. Kaip norėti būti su kitu žmogum? Neturiu atsakymo ryti. Labai geras klausimas, bet neturiu. Nes aš manau, mes kiekvienas turim tą kodėl atrasti savyje. Ir aš gal, pasidalinsiu, kai savo asmeninę patirtimį, kai aš tapau vadovę iš specialistės, kaip tu labai gražiai pasakei, į vadovės ir niekas man neskyrė laiko pasakyti: žiūrėk, Darija, dabar tavo fokusas turi būti nebe klientai. Tavo fokusas turi būti tavo komanda, kurie pasirūpins tais pačiais klientais. Ir aš iš esmės dariau tą patį darbą, kurį aš gerai išmaniau, kuris man patiko. Aš norėjau užtikrinti rezultatą, aš norėjau, kad klientas gautų geriausią, ką jis galėtų gauti. Bet nesuvokiau, kad tą rezultatą aš galiu pasiekti savo komandos rankomis, skirdama jiem daugiau dėmesio, dalindamasi savo patirtimi, išgirsdama ir padėdama jiems augti. Man atrodo, Darija, kad mes laužėmės į tokį labai svarbų pamatą to palaikymo. Visų pirma, tas lyderio santykis
su komandos nariu ar nare. Pavyzdžiui, zenmeistro Shunryu Suzuki mokiniai apibūdino buvimą šalia jo, kad 2 dalykai. Pirma, jisai skirdavo 100% dėmesį žmogui. Ir antra, jis žiūrėjo į tave kaip į, okei, su tavim viskas okei. Branginančiai. Netgi, aš tave pavadinau branginančią kolegę. Branginama kolegė. Tai toks dėmesys viena, tu kažkaip gal per planavimą, per meditaciją galbūt gali sutelkti dėmesį, bet tas žmogaus branginimas, tu gražiai pasakėjai, kad reikia suvokti, kad gali būti naudinga, kad kiti žmonės gali padaryti. Ir kaip tai, nežinau, kokią atlikti vidinę praktiką, kad tu brangintum tos komandos narius, kad jie pajustų tai. Kaip tu manai? Nepaslaptis, mes TMD naudojam disk tipologiją. Ir pats žinai, yra skirtingo žmonių elgesių tipai. Ir vieniems žmonėms, kurie orientuoti į santykį, aš manau, yra netaip sunku suprasti tą žmogiškumą ir tą palaikymo vertę. Šiek tiek gali būti iššūkis su žmonėmis, kurie yra labiau orientuoti į rezultatą. Nes tarsi rezultatas yra svarbiau negu žmonės. Ir kaip tu gražiai paminėjai, kaip skirti tam laiko, tai raktas ir yra skirti laiko. O dažniausiai neskiriam. Dažniausiai užsiveliam kaip tos, voveraitės tame rate. Mes sukamės ir nesustojam ir nepagalvojam, o kas man svarbu, ko man pačiam kaip žmogui dabar reikia ir kaip aš galiu pasiekti tą rezultatą. Jeigu rezultatas yra vis dėlto svarbiau negu žmonės. Nes žmonės ir yra raktas į tą rezultatą. Ant kiek paradoksaliai neskambėtų. Taip. Ir ko gero tu nesykį susidūrusi su lyderių komandomis, sakei, kad labai svarbu vienas su vienu ir išgirdavai, kad tai mes visą laiką kalbamės. Ne, dažniausiai atsakymas yra ne toks, kad mes visą laiką kalbamės. Dažniausiai atsakymas yra toks, mes sėdim vienam kabinete. Mes pasikalbam, prie manęs gali prieiti. Jeigu ne vienam kabinete, o yra dar ta senoji struktūra, kur vadovai turi atskirus kabinetus, tai tada pasiteisinimas būna, mano durys vis laiką atviros. Bet sustokim prie to detektyvo. Mano durys yra atviros. Ta nuolatinė mantra. Bet aš bandau interpretuoti, ir kas, kad durys atviros, bet gal tu nelauki manęs. Atviros durys gal per klaidą paliktos arba, tiesiog, nežinau, nori girdėti, ką kalbasi žmonės koridoriuje. Aš nesuprantu to, kaip nuoširdaus kvietimo pasikalbėti. Kaip tu tą interpretuoji? Čia, yra 2 aspektai. Aš esu savo gyvenime patyrus, kai aš suvokdama, kad man reikia to vadovo dėmesio, atėjau pas savo vadovą ir sakau, aš noriu tų susitikimų. Ir man sako, Darija, žiūrėk, mano durys atviros, tu bet kada gali ateiti pas mane su savo problemomis. Jeigu tau reikia pagalbos su klientais. Ir aš tada taip labai drąsiai atsakiau, man reikia, aš neturiu problemų. Iš tikrųjų, tuo metu, tame savo karjeros etape, aš tvarkiausi su iššūkiais puikiai. Man nereikėjo mano vadovo pagalbos. Bet man norėjosi to pasidalinimo, patirties, to savo mąstymo patikrinimo tokio, tam tikrą prasme kalibracijos, ar aš gerai mąstau, gal yra dar kažkoks aspektas, kurio aš neįžvelgiu ir sakau, ir kartu žiūrėk, tau turėtų būti naudinga suprasti, kaip aš galvoju, kokios mano yra idėjas, kas vyksta su tais pačiais klientais galų gale. Bet, kas buvo įdomiausia, kad netgi po tokio pasidalinimo ir savo kodėl pasakymo, tų susitikimų vis tiek nebuvo. Jo, čia gal buvo tiesiog tokia mandagumo frazė, mano durys visada atviros. Ir čia yra antrasis aspektas, aš manau daugelis žmonių, kurie patys yra vadovai, jie remiasi savo patirtimi. Jeigu neranda laiko pareflektuoti, pagalvoti, kokiu aš vadovu noriu būti,
kas man patiko ir nepatiko mano prieš tai buvusio vadovo elgesyje, kokių lyderių aš noriu būti savo komandai, mes elgiamės iš tos patirties, mes elgiamės iš automatinio veiksmo. Jeigu aš mačiau savo aplinkoje, kad vadovai taip elgesi, jie nedaro one-on-one, jų kabineto duris atviros ir čia yra geriau, negu jos yra uždaros arba vadovo niekada nėra. Ir tarsi jau turim savo pasiteisinimą. Taigi aš esu geras vadovas, ašgi pasakiau, mano duris yra atviros. Bet tai yra ne apie tai. Ir jeigu vadovai skirtų sąmoningai bent 1 valandą į savaitę, tas CEO laikas, pareflektuoti, kaip praėjo šitą savaitę. Pokalbyje su komandos nariu. Žinai, bent jau su savimi. Su savimi. Bent su savimi. Pareflektuoti, pagalvoti, koks vadovas aš buvau šią savaitę. Ką aš norėčiau kitaip kitą savaitę daryti, ką aš norėčiau tęsti. Koks mano tikslas kaip vadovo. Ir tada, aš manau, būtų antras žingsnis, yra pokalbiai su komandos nariais. Aš girdžiu, kad tu akcentuoji tokią palaikymo prasme, kad tai yra pagalba per dėmesį suprasti, kas vyksta. Nes informacija į mus plūsta neįsivaizduojamų greičių. Mes nespėjame jos apdoroti. Ir viena vertus, jeigu aš pats nesustoju pamastyti, kita vertus nesustoju su kitu žmogum pamastyti, kas vyksta, mes nesuprantam. Iš čia, kaip parodė tyrimas, tie neaiškios augimo galimybės, neaiškus lūkesčiai, silpnas ryšys su prasme, nesijaučia žmonės išgirsti. Mes tiesiog nesustojam. Nestaptelim. Ir žinai, Ryti, ir čia yra tas įdomus faktas. Aš manau, kad mes negalim suteikti kitiem palaikymą, jeigu patys jo negaunam. Jeigu su mumis niekas nesikalba, jeigu mūsų niekas nepalaiko, jeigu mes negalim pasidalinti savo iššūkiais, o gal mes nežinom, kaip vesti tos pokalbis, gal mums yra baisu, kad žmogus apsiverks pokalbio metu, gal yra nuostata, kad ateis prašyti atlyginimo, gal pradės skųstis, kaip čia viskas yra blogai. Ir kaip man tada su tuo tvarkytis, ką aš darysiu. Tai yra lengviau tiesiog neturėti to pokalbio. Taip yra paprasčiau. Taip, ir yra visas tas toks, pavadinkim, know-how. Velnias slypi detalėse. Tikrai taip. Pavyzdžiui, aš palaikymo esu daug gavęs ir gaunu kaip meditatorių bendruomenės narys. Viena iš mano mokytojų, amžinatilsį Menhe Sunim, jinai vadovavo Hongkongo moterų vienuolynui, kai buvo Lietuvoje, pasikvietė mane, ten toks buvo tarsi būtinis reikalas, kažką reikėjo perduoti, bet vasaros metu jinai kvietė užeiti, atsigerti tiesiog vandens. Aš labai skubėjau, apie ką mes ką tik šnekėjom, norėjau lėkti, bet ji labai prisispyrusiai prašė užeiti, tiesiog atsigert vandens, nes karšta. Ir kai jinai mane atviliojo į tą sodą, tokį lietuvišką daržą sodą, plastikinės kėdės, ten buvo padėta 2 stiklinės, indas su vandeniu ir į tą indą stropiai įdėta suplėšytų mėtos lapelių. Ir kai tu suvoki, kad yra 2 stiklinės su vandeniu, mėtos lapeliai, kad jį galvojo apie tave, kad tu esi laukiamas, kad tu esi svarbus, kad jį dedikavo laiką plėšyti mėtos lapelių, nes jis irgi užsiėmusi. Ir tu pajutai, aš gaunu jos dėmesį per tokias smulkmenas, ne tik per akių kontaktą, per atsisėdimą, per žiūrėjimą, kaip tu dabar į mane žiūri. Ir jeigu tu nesi buvęs tokias situacijas, nematei iš kito žmogaus, tu gali užmiršti, kad Dieve, padėk telefoną bent jau iš šoną. Aš manau, kad per pojūtį, kai mes patiriame tą palaikymą, tą buvimą šalia, tą pojūtį, kad esu išgirstas, kad esu matomas, kad esu svarbus, yra labai didelė tikimybė, kad mes tada galėsim tą atliepti ir kitiems žmonėms. Bet jeigu nepatiriam, mums atrodo, mangi nereikia, ašgi to neturiu, tai kam pavilnių tau to reikia.
Kita vertus, gal galima paaiškinti, nes įvairūs tyrimai rodo, kad vadovės patys gana vieniši, jei neklystu. Tai jie gal ir negauna to palaikymo, ir nežino apie jo svarbą. Mano LinkedIn apklausa parodė, mane taip nemaloniai nustebino, kad 84% LinkedIn skirtingo lygio vadovų prabalsavo apie tai, kad nuo dažnai iki kartais jaučia vienišumo jausmą užimdami savo vadovaujančias pareigas. Mes kalbam apie tai, kad dažnai netgi vidurinės grandies vadovai negauna to, kaip tu sakai, one-on-one pokalbio, ne? To, nežinau, net vieną kartą mėnesį matyti, dedikuoto laiko savo, o juk būtent vidurinė grandis yra ta, kuri mano suvokimu patiria irgi labai didelę spaudimą tokią, masę. Ir iš viršaus turi spaudimą rezultatam, ir iš apačios lūkesčiai, komandos narių lūkesčiai, jie didėja. Žmonės vis drąsiau kalba apie tai, kad mums reikia, mes norim jausti prasmę, mes norim pokalbių, bent jau tai, ką aš matau savo aplinkoje, tai vyksta, tai nėra, kad mes sėdim ir tylim. Tačiau vidurinioji grandis, negaudama pati to dėmesio ir palaikymo, jinai sunkiai tą gali perduoti kitiem. Jo, tai neužtenka, kad kažkas pasako auditorijoje mokymų, ar perskaitai knygoj, ar šią tinklalaidę besiklausant, čia jau kartojam kažkurią minutę, kad girdi, tai labai svarbu. Bet jeigu žmonės tą pradeda daryti, tai gerai, tai gal galima kažkaip paprasčiau, greičiau, tas efektyvumo noras, jisai kiekvienoje detalėje gali atsirasti. Gerai, sakot, valandą per mėnesį, gal galima pusvalandį, gal turit kažkokį tokį klausimyną, nuo ko man pradėti, kaip tu, Darija, kreiptumėsi to žmogaus tokį technologinį norą. Gerai, padarysiu. Tai ką daryti, kaip tai padaryti? Mano vis laikas siūlymas yra perkalbėti su kiekvienu savo komandos nariu ir paklausti, kaip dažnai tu nori turėti pokalbį su manimi ir nuo ko mes galim pradėti. Ir čia aišku yra rizika, nes komandos narys, kuris yra neįpratęs, kuris niekada to negaudavo, gali sakyti, man jo nereikia. Mano įsitikinimo reikia. Mes turim po truputuką rodyti tą dėmesį, kad žmogus prie jo priprastų ir suprastų, kad yra normalu dalinti savo iššūkiais, ir tada jo įsitraukimas didės, nes jisai tada pradės jaustis, kad jis yra reikalingas, kad jisai rūpi, kad jis yra išgirstas, ir tada mes užsuksim tą efektyvumo spiralę, kaip aš sakau. Jo, tai viena vertus, kad tu atkakliai kvieti visus. Atkakliai ir turėti savo tą tokį ritmą. Jo. Kas savaitę ryti, būkim realistais. Jeigu aš turiu, tarkim, rekomenduojama iki 8 komandos narių turėti, tokia komanda, ir tarkim turėjo 8 žmonės, ir jeigu aš niekada neturėjau dabar savo dienotvarkėje one-on-one susitikimų, išskirti 8 valandas, tai reiškia vieną darbo dieną iš savaitės, 20%, tai yra daug. Sutikim, tai yra daug, tai yra beveik neįmanoma, nes aš to nedariau. Aš neturiu nei įpročio, mano dienotvarkė yra užpildyta, ką daryti. Tai mano pasiūlymas būtų bent vieną kartą į mėnesį susiplanuoti. Tikrai į priekį mes į kalendorių galim sudėti, ir labai įdomus dalykas, kai mes sudėsim savo į kalendorių, mes turėsim 2 labai svarbius laimėjimus. Mes susiplanuosim laiką ir jo atsiras, nes tai jau bus mūsų kalendorijoje. Ir jeigu dar išsiųsim su tuo pasižymėjimu kvietimą savo komandos nariui, mes parodysim dėmesį ir suteiksim tą jausmą, kad žiūrėk, aš esu svarbus, vadovas mum jau suplanavo susitikimus. Jo, pats tas ženklas siunčiamas, kad tu esi svarbus, verta susitikti. Kartais, žinok, užtenka tik to. Ne tai, kad tik to, bet žinai, čia kaip jeigu mes būtume labai ištroškę su tavimi ir visą dieną ant karščio negavę vandens, tai netgi tas lašiukas, gurkšnis vandens būtų mums daug. Tai jeigu man reikia to dėmesio ir palaikymo ir aš jo neturėjau ir dabar gaunu kvietimą į kalendorių, vadovas suplanavo, man skiria dėmesio,
tai būtų, žinau, kaip ta didžiulis gurkšnis ištroškusiam žmogui. Taip. Jo, tokios Lori Gottlieb knyga vadinasi Maybe you should talk to someone. Jinai psichoterapeutė, bet kertinė mintis galbūt pasikalbėk su kažkuo, tiesiog jinai kviečia vertinti patį tą pokalbio faktą. Nes kai aš tyliai kažką savo mąstau, aš pats galiu nesuprasti, kas vyksta. Bet kai praveriu burną, su vadove pradedu kalbėtis, aš pradedu geriau suprasti, kas vyksta. Na gerai. Tai siunčiu signalą. Ei, Pirmas yra signalas. Jo, tu esi branginama, aš tave kviečiu. Na gerai, pasikviesiu Dariją, bet tai gal man kažkokį klausimyną reikia turėti, kažkokią struktūrėlę, planą, Dieve, nuo ko pradėti, ko užbaigti. Saugiai jaustis, nes reikia saugumo jausmo, vadovui lygiai taip pat. Taip, kaip tai padaryti techniškai? Ir žinai, šitą vietą aš tavo prisipažinsiu, saugumo reikia net ir komandos nariui, nes jisai, jeigu niekada tokio pokalbio neturėjo ir dabar gaus tokį kvietimą iš dangaus ir galvos, o Dieve mane turbūt atleidžia. Ant kilimėlio. Ant kilimėlio, taip. Nes dažniausiai būdavo mano patirtis, aš irgi ją turėjus, kai tu sėdi, jokių susitikimų nevyksta ir vieną dieną sako, nu tai Darija, susitinkam rytoj. Ir tu galvoji, tai ką prisidirbai. Tai kad tokio dalyko nebūtų, dėl to aš siūlau pradžioje pasikalbėti. Ir pasakyti, žiūrėk, nežinau, paklausiau tinklalaidės, paskaičiau knygą, išgirdau, tyrimai rodo, kiti vadovai dalinasi, aš noriu būti geresnis vadovas. Aš noriu pradėti mūsų tokius pokalbius. Na, ta įžanga, tas, kodėl mes pradedam daryti, mes dažnai ją pamirštam. Jo, toks atskleisti savo ketinimą. Būtinai. Mano ketinimas yra tiesiog padėti tau. Arba noras būti geresniu vadovu, kas nemanau, kad yra blogai ryti. Jo, okay. Nemanau, kad yra blogai. Bet jeigu mes pasakysim, aš noriu būti geresnis vadovas ir tu man gali padėti tokiu tapti, mes suteikiam tam žmogui svarbą ir jie iš tikrųjų yra svarbus. Nu gerai, atskleis ketinimą, labai gražu. Gerai, bet gal išsiųsti iš anksto kokių nors klausimų, kad tas komandos narė pagalvotų. Ar pagalvot, kad čia 10 minučių apie tai išnekėt, 10 apie tai. Kaip tą visą toliau organizuoti, kaip tu įsivaizduoji? Recepto vieno nėra, tikrai nėra. Aš manyčiau, kad šalia to pokalbio atskleisdant ketinimus, mes lygiai taip pat galim paklausti komandos nario, žiūrėk, apie ką tu norėtum dalintis va šito pusvalandžio, valandos kontekste. Ir jeigu žmogus sakys, nežinau, niekad neturėjau, gerai žiūrėk, mano tikslas arba mano ketinimas yra su tavim aptarti, kaip tau sekasi, kaip tu jautiesi, kokių idėjų galbūt tu turi, kaip aš kaip vadovas tau galėčiau padėti. Šiametinėme etape galbūt tu turi kažkokių karjeros lūkesčių. Nėra, supranti, aš girdžiu vadovus, kai jie sako, Darija, duok mums tuos klausimus. Duok klausimus, kuriuos aš turiu paklausti. Aš suprantu, ir yra tie bendrieji tokie, ane? Tarkim, prašau tau duoti, prašau suteikti tavęs man grįžtamą ryšį. Kaip man, kaip vadovui sekasi? Ką tu ryti, pavyzdžiui, darytum mano vietoje? Ane? Tokius atvirus, kur leisti žmogui pasidalinti. Tik supraskime, kad yra skirtumas, kokie yra klausimai, jeigu mes reguliariai turime tuos susitikimus, mes turim didelį pasitikėjimo lygį, didelį ir atvirumo lygį taip pat, tai bus viena kokybė ir vieni klausimai. Ir jeigu mes niekada nesikalbėjome, ir pirmą kartą sakysiu, tai gerai ryti, žiūrėk, niekad nekalbėjom, bet tai ką tu apie mane galvoji? Taip. Ką aš galėčiau daryti kitaip? Taip. Matyt, rytis nelabai patviratų. Nors yra žmonių, kurie ir patviraus. Viskas yra tame tvarkoj. Tai tie klausimai, jie labai labai priklauso ir jie turi kurti santykį. Žinai, aš įtariu, kodėl tu nenori duoti recepto.
Nes, tu duodi receptą, bet ne tokį galbūt detalų, kokį norėtų tos specialisto protas. Jis norėtų gauti checklistą ir, žinai, davai varom per checklistą. Ir tada aš, kai turiu rankose kažką, aš netgi nusigrėžiu nuo tavęs į tą checklistą. Pirmą paklaus grįžtamojo ryšio, antrą ten tą, žinai. Paklaus, kaip jautiesi. Jo, tada, gerai, apie ką čia dar pakalbėti reikia ir tu jauti, kad tas checklistas mano rankose galbūt net svarbesnis negu tas žmogus šalia. Bet taip ir bus. Žiūrėk, su checklistu viskas yra gerai. Kaip ir su pasiruošimui susirinkimui, pasiruošimui pranešimui. Bet ką mes turime ruoštis, ne? Ir turėti užsirašius tam tikrus klausimus, viskas yra gerai. Labai svarbu yra jų nesinešti į susitikimą. Ir nebijoti nukrypti kitur. Tai tu prieš tai minėjai, 10 minučių skirti šitam, 10 minučių šitam. Nebus taip. Tikras atviras pokalbis jis yra be dienotvarkės. Jeigu aš šiandien pas tave ateisiu, o ryte kažkas bus įvykę mano asmeninėme gyvenime ar darbinėje aplinkoje, manau, kad aš apie tai ir norėsiu kalbėti. Nesvarbu, kas bus tavo dienotvarkėje. Ir jeigu tavo dienotvarkė bus klausimai nesusijęs su mano iššūkiu, aš nejausiu tavo palaikymo, nes aš nesijausiu išgirsta. Čia yra apie tai. Aš turiu jaustis išgirsta ir matoma. Aš kaip žmogus. Jo, čia toks labai įdomus momentas mūsų pokalbyje. Dažnai girdžiu žmonės besiklausant tokių žodžių, sakant, bet čia ne vaikų darželis, kažkaip grįžkim prie darbo, ta prasme, toks tarsi įsijungia vidinis filtras, apie ką mes galim šnekėti, apie ką negalim šnekėti. Ar teisingai suprantu, toks tarsi kitus apima nerimas dėl turinio, apie ką čia mes šnekam. Ir kaip kreiptis į tą, tai koks tas turi būti teisingas lyderės ir komandos nario, komandos narės pokalbio turinys. Kokios tavo gairės būtų? Žinai, aš pasidalinsiu prieš dabar galvoju, beveik 20 metų, gal šiek tiek mažiau, kai tapau tą vadovę iš specialistės į vadovę su savo komandos nariais. Ir manau, kad vieną dalyką dariau gerai. Klausimas formos, kaip aš tą dariau. Bet aš visą laiką prašydavau savo komandos narių pasidalinti, jeigu kažkas įvyksta gyvenime. Kaip pavyzdys pasakysiu. Aš prašydavau pasidalinti ir sakau, žiūrėkit, jeigu namuose mažas vaikas serga ir visą naktį nemiegojo, aš norėčiau žinoti. Jeigu kaimynai baliavojo visą naktį ir dėl to jūs lygiai taip pat nemiegojot, aš norėčiau žinoti. Ne dėl to, kad aš noriu kištis į jūsų asmeninį gyvenimą, o dėl to, kad aš suprantu, kad ryte po tokios nakties negalėsite gerai atlikti savo darbą. Ir tada aš noriu apie tai žinoti ir nuspręsti. Galbūt jūs paleisti namo, galbūt deleguoti darbus ir pasiskirstyti komandoje kitaip, nes mes esame komanda. Dieve, aš galvoju, tavęs beklausydami, kai kurie žmonės gali pradėti muistytis kėdėje. Tiesiog tai tu nori, kad lyderis žiūrėtų į žmogų, į visą jo gyvenimą, į jo šeimą, į jo darbą, jo bendrą laimingumą ir kalbėtųsi apie visą jo gyvenimą, nes visas jo gyvenimas dalyvauja šiame pokalbėje, visas jo gyvenimas dalyvauja jo kasdieninėme įsitraukime darbe. Tai taip plačiai. Ryti, bet ar tu sugebi, nežinau, mesgi nesam robotai. Taip. Mesgi neperjunginėm programėlių ar appsų. Tai dabar aš darbuotoja, atėjau ir pamiršau sergantį vaiką, nesumokėtus mokesčius, nežinau, mamos ligą ar dar kažką. Tai nes kiekvienas iš mūsų mes išgyvename labai labai daug iššūkių. Ir jie daro įtaką mūsų susikaupimui, mūsų kūrybingumui, mūsų nusiteikimui, netgi mūsų bendravimui, mūsų gebėjimui bendrauti ir būti čia ir dabar. Tai jeigu reikia atlikti kaip pavyzdys, kalbu vadovam, kurie orientuoti į rezultatą ir įsivaizduokit, kad yra deadline'as vakare, projektas turi būti užbaigtas ir projektas reikalauja labai labai tokių atidumo, didelio atidumo detalėms.
Ir ateina komandos narys ryte, kuris yra nemegojęs visą naktį. Ar jūs gausite? Ar jūs užtikrinsite? Gal taip pasakysiu. Ar jūs kaip vadovas galite užtikrinti, kad dienos pabaigoje rezultatas bus padarytas, jeigu jūs nesukursite aplinkos, kurioje žinosite, kokios nuotaikos, kokios būsenos ateina komandos narys. Girdžiu, kad tu tarsi bandai nupiešti sėkmingo palaikymo pokalbio bruožą. Tai yra maksimalus atvirumas. Taip. Taip, atvirumas su savimi ir su kitu žmogum. Ar pradžioje gali būti piknaudžiavimo, nes ką girdžiu dažnai vadovai. Tai taip darė, tai žinai, pas mane ateina ir sako, gali paskolinti pinigų? Nes tokia yra patirtis, jeigu jau atvirai kalbam, jeigu tu kaip vadovas man nori padėti, tai gerai, paskolink man pinigų. Ir va čia mes grįžtam prie to, kad vadovas turi stiprinti save. Mes turim turėti pakankamai palaikymo ir vidinės stiprybės tam, kad galėtume suteikti palaikymą kitiem. Ir tai nėra kitų žmonių problemų sprendimas. Tai nėra patarimų dalinimas. Tai yra sustiprinimas to žmogaus ir žiūrėjimas, ar jis tuo metu gali atlikti tą darbą, nes kartais gali būti. Aš galiu paklausti, gavusi didelės, nelaimės žinutę kažkokią, mane jinai gali sukrėsti ir jeigu palaikantis vadovas manęs paklaustų, Darija, tu gali tęsti tą darbą, ar nori pusdienio laisvo? Tai... Ir tas sprendimas turi būti jisai mano, nes kartais mes norim pabėgti tą darbą, bet jeigu sprendimas bus Darija, žiūrėk, aš žinau, kas tau yra geriau, eik namo. Gal tu man padarai meškos paslaugą. Ir tam, kad tu žinotum, kas nutiko, tu vis tiek turėti eiti į tuos susitikimus, nes kaip kitaip tu sužinosi. Kažkas yra pasakęs, 80% sėkmės yra tiesiog ateiti. Ir jeigu tu užtikrini tą reguliarų susitikimų ritmą, tu pirmą sužinai, kas vyksta, antrą pamatai, trečią drauge aptari galimybę augti ir tobulėti. Aš ką galvoju, dabar su tavim kalbu ir kodėl 80% sėkmės yra tiesiog ateiti. Tai yra galimybė komandos narių pažinti mane kaip vadovą. Kada atsiranda pasitikėjimas? Arba iš profesinės pusės, konteksto. Esu geras specialistas, daug pasiekęs, sugebu sutvarkyti kaip vadovas konfliktus, taip toliau. Kitas lygis yra žmogiškumas. Ar aš pasitikiu tavim kaip žmogumi? Ar tu laikaisi savo žodžio? Ar tu nepertraukinėjai? Ar tu girdi mane? Ar tu man padedi? Ar atliepi mano tą poreikį, kai man jo reikia? Tai tie pokalbiai, jie ir yra to pasitikėjimo toks garantas augimo, nes mes suteikiam galimybę kitam žmogui pažinti ir mus. Lygiai taip pat per pokalbį. Nes jeigu nesugebu atsiskleisti, nesugebu net išklausyti, pertraukinėju, einu pagal savo agendą, tai gerai pafollow-upinam, pirmin prie darbų, ir taip toliau. Čia noriu pasidalinti su tokia viena istorija, nes tie reguliarūs pokalbiai yra viena, bet dažniausiai įmonės bent jau turi vieną kartą per metus veiklos aptarimo pokalbis. Ir aš irgi savo istorijoje turėjau tokį, kur pokalbį aš turėjau, neformalių daug, bet tai buvo toks labiau struktūruotas veiklos aptarimo pokalbis, kuriame aš tikėjausi turėti erdvę pasidalinti savo mintimis, iššūkiais, perspektyvą. Ir žinai, pokalbis vyko taip pagal agendą, taip čia šitą aptarėm. Ir jau kai jau matau, kad visi klausimai baigėsi ir aš jau apsidžiaugiau, dabar jau mano laikas lipti ant scenos, žmogus taip pasižiūri laiko, oi žiūrėk, pietų pertrauka, tai einam papietauti. Žinok, aš iki šiol atsimenu tą jausmą. Tai nebuvo palaikymas, tai buvo, aš suvokiau tą akimirką, bet labai labai gerai suvokiau, kad aš nerūpiu. Kad agenda, kad pietų pertrauka yra ženkliai svarbiau. Tai, mėly vadovai, kurie klausot,
užsidėkite daugiau laiko. Blogiausia, ką galite padaryti, nutraukti vidurį pokalbio arba net žmogui nepradėjus kalbėti, nutraukti tą susitikimą. Nes tada geriau net nepradėkit. Nu, žinai, čia tada tas, ne? Jeigu nesugebėsit išsėdėti tos valandos, neplanuokite valandos susitikimą. Bet jeigu norite pabandyti, pradėkit nuo pusvalandžio ir tada labai atvirai atskleidžiam ketinimą. Ryti, niekada nedariau, man pirmas kartas, pabandom nuo 30 minučių, o paskui žiūrėsim, kaip einasi. Ir kai 30 minučių baigsis, jeigu tikrai turite svarbių reikalų, žiūrėk, mes kalbėjom, kad 30 minučių, matau, kad pokalbis nesibaigė, gal pratęsim kitą kartą. Kuo mes daugiau dalinsimės, kuo mes atviriau bendrausime, bet taip žmogiškai bendrausime, aš manau, tuo gerės ir bendradarbiavimas, ir rezultatai ateis. Čia yra pamatas, žinai, toks. Žinai, iš ten pokalbio kontekste aš noriu pasiteirauti tavo nuomonės apie vadinamuosius metinius pokalbius. Daug organizacijų sako, kad mes turim tos metinius pokalbius ir kartais, kai pasigilini, paaiškėjo, kad tie metiniai pokalbiai yra bene vieninteliai, tokie rimtesni pokalbiai. Kaip tu matai metinius pokalbius tavo įsivaizduojamo idealaus palaikymo kontekste? Kas tai būtų? Įsivaizduojimo idealaus. Na, susikalibruokim lūkesčius. Aš manau, kad tai tada turėtų būti vienas iš reguliarių individualių susitikimų toksai dedikuota potėmė. Nes mes tuos susitikimus galim turėti skirtingais, užvadinimais. Tarkim, nepaslaptis, Ryti, tu esi mano team lydas, vadovas ir mes su tavim turim tuos reguliarius pokalbius. Ir kartais mes kalbame apie pasiruošimą konferencijai, nes tuo metu man tai yra aktualu. Kartais mes kalbam bendrai apie mano kažkokį profesinį augimą, kartais dalinamės, ką mes paskaitėm, paklausėm, ir taip toliau. Tai veiklos aptarimo pokalbis, aš matau jame prasme, nes jisai suteikia kai kuriem to aiškumo, ką aš kaip komandos narys turiu per šiuos metus šitame organizacijos kontekste nuveikti. Kokie man yra lūkesčiai? Tarsi pasilypėti ant kalniuko, pažvelgti atgal ir į priekį. Laikas pasiplanuoti, dedikuotas laikas, toks sąmoningas pasiplanuoti, kur ir sužinoti, kur eina organizacija, kaip aš, kaip jos komandos narys galėčiau prie to prisidėti ir kaip mano vadovas mato, kur aš galėčiau geriausiai save realizuoti. Tai tokio pokalbio, aš manau, dedikuoto reikia. Ar to užtenka vieną kartą per metus? Tikrai ne. Tai galima sakyti, tas prasmingas metinis pokalbis yra tik tai kaip dalis pokalbių grandinės. Taip. Nuolatinių pokalbių grandinės. Nes reikės sugrįžti po mėnesio, po 2 prie tų pačių kažkokių tikslų, o gal tikslai nebeaktualūs. Turiu vieną istoriją, kai personalo vadovė, su kuria turėjom coachingo sesijas, kaip tik artėjo metų pabaiga, veiklos aptarimo pokalbiai, ir jinai po sesijas taip dalinasi, Darija, bet žiūrėk, artėja tas pokalbis ir aš suprantu, kad aš beveik neįvykdžiau ne vieno iš savo iškeltų tikslų, ką man iškėlė, nes metų eigoje padaryk tą, žiūrėk, naujas projektas, reikia tą, ir sako, ir aš vykdau tuos naujus tikslus, naujas užduotis, nes jie yra svarbus, nes pasikeitė prioritetai, bet mano tie tarsi metiniai tikslai, jie nebuvo peržiūrėti, nes mes neturim reguliarių pokalbių, mes apie juos nekalbam ir formaliai, nes formaliai jie yra, iškėlė metų pradžioj tikslus, ateina metų pabaiga, žiūrim ir kaip žmogui jaustis, personalo vadovė. Ir sako, ir suprantu, kad neveikia. Dėl to, kad nėra reguliarumo.
Nėra to aptarimo, žinai, kas ir kaip. Aš tai bijau, jeigu pokalbis vyksta kartą per metus, tai manau, kad praėjus tam pirmam pokalbiui, maždaug po savaitės tu visiškai užmiršti, apie ką buvo tas pokalbis. Ir praėjus tiem metam, kai ateina tas kitas pokalbis, tu galvoji, Dieve, apie ką mes šnekėjomės. Jeigu tai nėra nuolatiniai pokalbiai, tu tiesiog viską užmiršti. Aš dar žinai visą laiką šitoje vietoje, nes kai kuriegi veiklos aptarimo pokalbiai matyti va ten, kur tam tikra struktūra, apie kurią mes kalbėjom, tie checkboxai, jinai visai ir būtų naudinga, jinai praverstų, taip? Ir dažniausiai šitose formuose ant galo yra paprašyti grįžtamojo ryšio savo, tokia vadovui, ne kaip atmintinė. Ir tada aš galvoju, tai dabar vieną kartą į metus gauti grįžtamąjį ryšį, aš suprantu geriau negu nieko. Bet ką mes galim gauti? Kas buvo prieš 12 mėnesių, prieš 11, jau aš nebeatsimenu, nei kaip aš ilgiausi, nei ką aš sakiau, nei ką aš padariau ar nepadariau. Ir tada mes gaunam tokį formalumą ir nenuostabu, kad nei vadovai, nei komandos nariai netiki tais veiklos aptarimo arba metiniais pokalbiais, kaip tu pasakei. Ir aš turiu ne vieną organizaciją, kur kalbantis su vadovais, jie netiki. Ir kartais, jeigu santykiai yra geri, žinai, kaip dažniausiai žiūrėk, Petrai, pas mūsų tavi metinis veiklos aptarimo pokalbis. Einam kavos išgerti, einam. Ir jie pakalba kaip visą laiką apie krepšinį, galbūt Eurolygį, Europos futbolo čempionatas artėja ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tai nėra tas kokybiškas laikas, nes jie neturi įpročio. Jie kalbasi, jie bendrauja, bet tai nesusieta su mano iššūkiais, tai nesusieta su mano asmeninio augimu, kur aš galėčiau prisidėti prie šitos organizacijos. Tai nėra apie tą prasme, kaip mano darbas atliepia, ar tai yra prasminga, koks yra mano indėlis, ne? Kur mes esame ir kur mes einam. Tai mes turim du tokius labai didelius kraštutinumus. Arba mes turim formaliai ir niekas to netiki ir nieko su tais duomenimis nedaro, arba mes turim daug pokalbių, kurie yra be agendas, bet jie yra, jie yra apie nieką, apie žvejybą, apie orą, apie teatrą, apie kiną, kas irgi yra gerai. Mums tai irgi leidžia pažinti žmogų, bet tai tada nėra tikslingai nukreipta, o kaip tai siejasi su mūsų komanda, kaip tai siejasi su tuo, kad mes su tavim ryti galime geriau dirbti arba atnešti kažkokios vertės savo klientam ir mūsų organizacijai. Čia dar yra apie tai, kryptis, kur link eina tas pokalbis. Tu beveik pacitavai Gallup tyrimo apie darbuotojų įsitraukimą išvadą, kur rekomenduojama, ką daryti. Darbuotojų ugdymas turi tapti nuolatiniu procesu, o ne epizodiniu, Darija. Apibendrinant mūsų pokalbį, kur tu dėtum akcentus, pavyzdžiui. Mes šnekėjom, kad daug lyderių neturi to gilaus suvokimo apie pokalbių svarbą, apie dėmesio kitiems žmonėms dedikavimą, apie atskaitingumo ritmą, apie kryptingą temos puoselėjimą tam tikrą kryptim. Bet kur tu dėtum akcentus, kas būtų svarbiausia organizacijai, komandai, norint pasitelkti tuos palaikymo pokalbius kaip gerą pakurą tai komandos ugniai pakurstyti? Aš tai rekomenduočiau galvoti apie palaikymo kaip sistemą. Tai reiškia sukurti organizacijoje tokią aplinką, kurioje vadovai galėtų gauti palaikymą ir kiekvienas komandos narys. Pavyzdys, ateina naujas komandos narys. Ar jis gauna žmogutį, buddy taip vadiname, kuris jį prižiūri? Nes pradžioje klausimų yra daug. Dažniausiai negauna, ne? Ar vadovas, ypatingai naujai paskirtas vadovas, ar net su patirtimi, nesvarbu, ar jis turi galimybę kažkokį vadovų klubą, vidinę mentorystę, kuris galėtų pasisakyti apie savo iššūkius, pasidalinti, gauti kitų patirtį, idėjas arba tiesiog būti išklausytas.
Tiesiog pasakyti, chebra, aš nežinau dabar atsakymą. Arba chebra, man yra sunku. Nežinau, išėjo 20-30% mano komandos narių. Man yra blogai. Ta galimybė pasisakyti, jinai yra žiauriai vertinga. Tada aš nesijaučiu vienas. Nes tas vadovo vienišumas man yra apie tai, kad vadovai neleidžia savo ir organizacija nesuteikia galimybės pasisakyti taip, kaip aš jaučiuosi. Nes tai yra nekompetencija, tai yra silpnumas, daug tokių, stigmų, kurios, manau, kad neturi nieko bendro su realybė. Ir kai kurie dar iš vis nenori kalbėti apie jausmus. Nenori kalbėti apie jausmus, taip, bet tada mes galim sakyti, viskas yra tvarkoj, mes nepakeisim žmonių, jų patirtis yra tokia, jie neįpratę, jų niekas niekada ryte neklausia, kaip tu jautiesi. Kaip jis gali suprasti, ką jis jaučia, jeigu jis niekad nesusimastė apie tai. Labai organizacijose yra populiarus tie vidiniai psichologai kartais, arba skambučių linija suteikiama ir jinai kažkaip nukreipta yra į komandos narius kartais. Nežinau, net ar vadovai sau leidžia ten pasiskambinti ir ruošiantį šitam podcastu, aš galvoju, mes turim jaunimo liniją, mes turim tėvų liniją, bendrai visuomenėje, ne? Ir kažkaip būtų labai faina, galvoju tokią, padaryti vadovų pagalbos liniją. Labai dedikuota, nes tada mes susitapatinam. Nes visokių pagalbos linijų yra daug. Psichologai, yra mentoriai, yra kaučeriai, bet kai kaučeriai užsivadina vadovų kaučeriai, tada tas vadovas galvoja, va šitas tai man padės, nes jis yra vadovo kaučeris. Mes girdim žodį mentorius, bet jeigu būtų vadovų mentorius, čia yra tas, kur aš galiu susitapatinti, tas žmogus mane supras. Tai mes turim pasirūpinti savo vadovais ir tada vadovai puikiai pasirūpins savo komandos nariais. Tada aš manau, jiem nebus nuostabu tie pokalbiai, nes tuos pokalbius turės jie patys. Tai buddy sistema, mentorystė, klubai, one-on-one susitikimai, tokie higieniniai dalykai, kur aš svajočiau, kad būtų kiekvienoje organizacijoje ir tada sumažės vienišumo jausmas, sumažės tas toksai, pojūtis, kad aš esu neišgirstas ir aš nesvarbu ir tada mes turėsim didesnį įsitraukimą, didesnį pasitenkinimą darbo ir aš tikiu, kad didesnius rezultatus, nes kiekvienas vadovas svajoja apie geresnius rezultatus. Širdingai dėkoju tau, Darija, už palaikymą viso šio pokalbio metu šiai temai. Ačiū tau, nes tavo palaikymą jaučiu kiekvieną dieną. Dėkui. Ačiū, kad palaikėt mus savo dėmesiu.